Kaip skaityti šventąjį raštą? Paėmę šventojo rašto knygą, jeigu tai yra ekumeninis leidimas, ant jos randame užrašytą Biblija arba šventasis raštas. Biblija tai tas pats žodis kaip ir biblioteka, reiškia tiesiog knygos. O šventasis raštas apie tai, ką galima rasti viduje tų knygų. Aš čia nesiplėtosiu apie visą užrašymą, apie kiek ten tų knygų ką sudaro, bet bandysiu atsakyti žmogui, kuris sako, atsiverčiau, paskaičiau, siaubai tenai, ypač Senajame testamente, užverčiau ir padėjau į spintą. Tai kaip tam žmogui paimti tą šventąjį raštą arba kaip Biblijoje atrasti šventąjį raštą? Šventasis raštas turi du autorius, dieviškai ir žmogiškai. Žmogiškieji autoriai tai yra minia žmonių arba net kartos žmonių, nes iš pradžių buvo žodinė tradicija, tam tikra Dievo patirtis, pasakojama, tik vėliau jinai užrašoma, redaguojama ir pagaliau nugulė į tokius tekstus, kuriuos šiandien turime Biblijoje. Bet yra kitas autorius, tai yra šventoji dvasia, kuri įkvėpė tos žmonės, davė jiem įžvalgos ir jie galėjo atpažinti gyvenime, tautos gyvenime, giminės gyvenime Dievo veikimą. Ir šventoji dvasia, ji nori, ji kalba mums, kiekvienam žmogui, kiekvienam norinčiam pažinti gyvąjį Dievą. Tai kol mes imame tik tekstą kaip literatūros ar istorijos tyrinėtojai, mes turime Bibliją, skaitome Bibliją, knygą. Reikia kritinio proto suprasti, kad šitas dalykas vyko, sakykime, prieš kokius 3000 metų, buvo visai kitokia kultūra, buvo visai kitokie supratimai, etika. Ir tame laikmetį, tomis sąlygomis šis tekstas kažką tai reiškia. Bet jei mes apsiribojame tuo, mes negalime išgirsti, ką kalba Dievas. Kad išgirstume, ką kalba Dievas, mums reikia tokio nusiteikimo, aš jį mėgstu vadinti pagarba arba nuolankumu. Tai aš klausiu, kodėl ši knyga yra? Kam jinai atsirado? Ir atsakymas yra nuostabus, nes Dievas panorėjo žmogui save apreikšti. Dievas panorėjo man, Faustuliai, pasakyti, kas jis yra, koks yra jo užmojis, kam jis sutvėrė šį pasaulį, kodėl šiame pasaulyje vienaip ar kitaip vyksta dalykai. Ir galų gale man asmeniškai pasakyti, kad mane myli, kad yra man paruošęs buveinę danguje ir kad aš, sekdama tuo žodžiu, jį vykdydama, galiu ten nukeliauti. Mes gyvenam laikais, kur tas žodis pagarba jisai nieko nebesako, mes jį pakeitėm tokiu žodžiu tolerancija, kas reiškia iš tiesų abejingumą. Ir man rūpi, kad man ant galvos neliptų, o tu pasisius gyvenk kaip nori. Ir jeigu tu šneki čia kažką, kas man neprimtina, tai gerai, svarbu, kad man neliepi tuo tikėti. Seni žmonės, kurie sukaupia išminties, norėtų ją perduoti, bet nėra kas klausosi. Nėra kas įsiklauso, nes tai yra sena. Tėvai, seneliai neberanda su savo vaikais bendros kalbos, nes vaikai sako, palauk, mes visi lygus čia. Aš vienodai svarbus, tu vienodai svarbus, čia nesvarbu, ką tu manai. Svarbu, mes dabar nuspręsim, demokratiškai nubalsuosim ir priimsim, kad visi galėtų daryti kas ką nori. Kad tik kito teisių nepažeisti. Tai pas mus jau nėra likę tokios pagarbos išminčiai, kažkokiem tokiem dalykam, kur
negali tu žmogus per gyvenimą visko pats vienas atrasti. Panašiai kaip mes juk nekuriam kiekvieną savo dviračio, neišrasdinėjom inžinerijos, namų statybos. Mes naudojamės tuo, kas sukurta. Lygiai taip pat dvasiniais dalykais ir išmintimi mes galime naudoti tuo, kas sukurta. Biblija, kad taptų šventu raštu, aš turiu turėti tą pagarbą, kur aš labai aiškiai suprantu, kas aš, ir labai suprantu, kas čia su manim kalbasi, kad kalbasi pats Dievas, kuris yra kūrėjas, kuris sukūrė ne tik mane, bet visą visatą, visą žmoniją ir visą palaiko. Ir aš, Faustulė, esu žiupsnelis dulkių, šią akimirką turinti va šitą kūną, galinti šį bei tą nuveikti, sumastyti, sukurti, bet labai trumpalaikis tas mano gyvenimas ir nereikšminga žiūrint visos žmonijos, žiūrint netgi tiesiog mano aplinkos, mano giminės požiūriu. Tai yra trumpa akimirka, kurią aš gyvenu. Ir jeigu aš taip suvokiu pirmiausiai va tą savo ir Dievo santykį, kaip šventam rašte parašyta, kad jūsų keliai, tai ne mano keliai, ne. Jūsų mintis ir mano mintis toli gražu nėra panašios. Kaip dangus aukštai virš žemės, taip mano mintis, mano keliai pranoksta jūsų užmojus ir jūsų mintis. Ir kai aš tai suprantu, tada galiu jau tame tekste žmonių rašytame, kurį skaitau kritiškai, kur bandau suprasti, o ką toje aplinkoje reiškia, pradėti skaityti, o kągi tas Dievas man, mums nori pasakyti. Kitas dalykas, kad neužtenka turėti nusiteikimo, kad Dievas yra gerokai pranašesnis už mane, nesulyginamai pranašesnis. Reikia turėti nusiteikimą, kad jei tik suprasiu, ką privalau daryti, aš tą ir darysiu. Taip ir elgsiuosi. Ir jeigu aš būsiu nepajėgi šitaip elgtis, tai prašysiu Dievo pagalbos, kad jis man suteiktų ir aš galėčiau taip elgtis. Ir trečias dalykas, kuris labai svarbus, bandant atrakinti Dievo žodį savo žmogišku protu, yra susitelkimas, malda, prašymas šventosios dvasios, kad aiškintų tą žodį, ir kantrus, nuolankus skaitymas po truputį. Ir dabar noriu papasakoti 2 pavyzdžius. Vieną kartą aš skaičiau pranešimą konferencijoje apie Jėzų. Viena moteris, kuri buvo daugiau kaip 30 metų už mane vyresnė, jinai sako, Faustulė, aš matau, kad mes būsim draugės. Jinai taip nusprendė ir ji pradėjo draugauti. Man buvo keista, kad moteris daug vyresnė už mane nori su manim draugauti. Ji, žinoma, norėjo dėl tos mano patirties, dėl mano tikėjimo, nes išgyveno tą bendrystę per mano kalbėjimą. Ir ką toji moteris darė? Ji pasikvietė pas save į svečius, į savo vaikystės namus, į savo namus, kur ji gyveno tuo met. Ir labai daug pasakojo visą savo istoriją, ką jin mėgo, pasakojo apie savo autoritetus, apie savo tikėjimo kelionę. Žinokit, aš nieko neatsimenu. Aš klausiausi nustebusi, nežinodama, ką su tuo daryti. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad aš neatsiliepiau į tos moters kvietimą būti jos drauge. Aš tiesiog, paklusau, atėjau, buvau, bet aš nenorėjau jos pažinti. Aš nenorėjau suprasti, kodėl jinai yra tokia, kokia yra. Aš nenorėjau pažinti jos grožio, jos išskirtinumo. Ji tiesiog man buvo viena iš mano pažįstamų. Gyvena, taip tolerantiškai žiūrėjau. Ir aišku, tai buvo labai seniai. Jau beveik turbūt 20 metų yra praėję. Jeigu šiandien man būtų grąžinta ta galimybė,
vat su šios dienos patirtim, aš būčiau kuo įdėmiausiai. Šiandieną kuo įdėmiausiai klausyčiausi jos istorijų ir bandyčiau suprasti, kaip jinai tapo tokia, kokia tapo. Mūsų ta draugystė toliau nelabai vystėsi, aš po truputį suprasdinėjau, kiek daug jinai man siūlo. Ta moteris jau yra mirusi kurį laiką. Ir aš jos taip ir nepažinau. Aš taip ir neišgyvenau su ja tos bendrystės, kurią ji man dovanojo ir siūlė, nes aš nebuvau pasirengusi. Tai panašiai su Dievo žodžiu. Dievas ne šiaip savo apreiškia save šventajame rašte. Jėzaus lūpomis jisai sako, aš noriu, kad jūs būtumėt mano mokiniai. Ir toliau dar sako, aš noriu, kad jūs būtumėt mano draugai. Jeigu man nesiskaito šventasis raštas, tektų permastyti, o koks mano požiūris į Dievą, koks mano požiūris į jo žodį, ar aš noriu būti Dievo draugė. Teresė Avilietė kartą juokavo, jinai išgyveno daug visokių sunkumų, persekiojimų ir buvo be galo įsimylėjusi Jėzų ir atsidavusi jam visiškai. Ir po eilinės nesėkmės jinai sako, Dieve, tai kaip čia viskas vyksta? Sako, aš savo draugus išbandau. Teresė sako, už tai tiek mažai jų ir turi. Tai kai mes einam į gilų santykį, artimą bendrystę, mes neišvengiamai turime keistis. Ar žmogiškame santykyje, ar santykyje su Dievu. Aišku, su Dievu nekyla jokių pavojų, ta kaita mums be galo naudinga ir vertinga, nes mes tampame iš tikrųjų tuo, kuo esame pašaukti būti, bet mums kainuoja. Ir antrą pavyzdį, kurį noriu papasakoti apie savo kalėjimuką, vieną vaikinuką, 17-metis, jisai pas mane pakliuvo ir daugiau kaip metus lankė kiekvieną savaitę. Jis labai ypatingas buvo jaunuolis, jam reikėjo prisirišti ir mes tą prieraišumą išgyvenom taip labai gražiai, giliai. Aš labai norėjau jį palydėti tą tikėjimo kelionę, o jis savo ruožtu buvo labai pagarbus jaunuolis, maloniai bendraudavo, siūlydavosi sutvarkyti kabinetą ar tiesiog mokėdavo paklausti, o kaip jūsų ši savaitė. Ir mes su juo kiekvieną savaitę melsdavomės visą dalį rožinio, paskui dar būdavo pokalbis, kasdieniškas, apie paprastus dalykus, apie elgesį. Ir jeigu aš pabandydavau jam paskaityti šventąjį raštą, jis taip žiovaudavo, kad jos skrandis matydavo. Ir aš net keletą kartų pyktelėjau, sakau, tai tu velnių prišveitęs net negali to Dievo žodžio klausyti. Ir jisai atsiprašydavo, bet iš tikrųjų, niekaip aš negalėjau, kad jisai įsiklausytų, ką nors mąstytų, bandytų bent suprasti, kas tam Dievo žodį parašyta. Ir aš jam pačioj pradžioj daviau tokį naująjį testamentą ir sakau, tu čia vis pasibrauk, skaitai ir pasibrauk, kas tau įdomu, kas tau suprantama. Ir maždaug po 1,5 metų jis ateina didelėm akim, atsineša tą naująjį testamentą ir tenai priklijuota gal 30, gal daugiau skirtukų. Ir jisai pasakoja, kaip jis vieną vakarą labai jautėsi prislėgtas. Ir žiūrėdamas pro langą, iš tikrųjų iš visos širdies pasimeldė ir pakvietė Jėzų, kad ateitų į jo širdį. Ir jis išgyveno tą tokį stiprų jausminį atsivertimą, jis pradėjo verkti kalėjime ir šiaip vaikinam, net ir ne kalėjime, yra negražu verkti ir suprantama, kad jie kamerose gyvena ne po vieną, tai jaunuolis pasislėpė po kaldra ir ten pasimeldė visas dalis rožančiaus ir viską pasimeldė, ką mokėjo, tačiau jo širdis tiesiog degė tą Dievo meilę ir ką jis tada padarė, pasiėmė tą šventą raštą ir jisai per naktį skaitė Pauliaus laiškus ir braukės. Ir jisai atėjo
subraukytais visais Pauliaus laiškais ir man skaitė. Ir aš suprantu, kad man Dievas sako, kad aš nebevergaučiau seniem įpročiam ir va, kad nepaleistuvaučiau ir va, kad nemeluočiau. Jisai vertė eilutę po eilutės ir skaitė su tokiu užsidegimu. Vat, ir tai buvo jo momentinis toksai patyrimas. Tas vaikinas nebuvo vienintelis, kuris taip vat giliai išgyveno, bet neretai Dievas per šventąjį raštą atsiskleidžia tada, kai jau žmogus būna tam pasirengęs. Tai galima sakyti, gauna žmogus malonę ir jam tarsi rūkas nukrenta nuo akių, jis skaito tekstą ir mato visai ką kitą, ir nuo proto nukrenta rūkas, nes jisai pradeda suprasti daug gilesnės prasmes, negu galėjo suprasti kitaip. Tai va, šita istorija yra svarbi tuo, kad jeigu tas Dievo žodis nekalba, tai šventas raštas yra svetimas, svarbu melstis Dievui, svarbu trokšti jį pažinti, iš visos širdies kviesti pas save ir prašyti tos malonės, kad jis kalbėtų per Dievo žodį. Džiaugiuosi kiekvienu, kuris ima Dievo žodį ir jį skaito. Taip žmogus suvokia Dievo užmojį savo, taip žmogus gali suvokti, kodėl vieni ar kiti dalykai vyksta bažnyčioje, kodėl jį mokina tokių dalykų. Ir tikėjimas tampa iš tikrųjų gyvas, iš tikrųjų susietas su gyvuoju Dievu. Linkiu kantrybės, nuolankumo, meilės, didžiulės pagarbos savo kūrėjui, kuris panoro draugais mus vadinti, imant šventąjį raštą.